Sveiki, šis video apie tai, kaip atsidaryti sąskaitą viename geriausių ir didžiausių pasaulyje brokerių Interactive Brokers. Taigi, šis brokeris yra lyderiaujantis brokeris visame pasaulyje ir ne vienerius metus yra išrinktas kaip numeris 1 brokeris ir ne vienos platformos. Galite netgi pasiskaityti pagal kokius kriterijus. Ir ši įmonė Interactive Brokers, tai yra akcinė bendrovė, jos akcijomis yra prekiaujama biržoje ir atsidarę sąskaitą Interactive Brokers su mano pateikta žemiau nuoroda gausite dalelę netgi Interactive Brokers akcijų, kuri šiai dienai kainuoja 111 eurų, tuo metu, kai dariau video. Ir įmonės kapitalizacija yra 12 milijardų eurų, instituciniai investuotojai yra susipirkę apie 90% šios įmonės akcijų. Ką tai rodo? Tai rodo didelį patikimumą, nes įmonė yra ir pelninga, ir be abejo turi pardavimų, tad visai gerai ir turėti šios įmonės akcijų. Už tai, kad esate klientas, jums Interactive perves dalelę savo akcijų. Spaudžiame Open Account ir Start Application ir čia suvedame be abejo savo elektroninį paštą, išsirenkame username pavadinimą, passwordą, patvirtiname passwordą, pasirinkame šalį, viską supildome ir spaudžiame dėl rinkodaros sutinkame arba nesutinkame, čia spaudžiame No ir spaudžiame Create Account. Tuomet reikės patvirtinti savo elektroninį paštą, taigi atsidarykite savo elektroninį paštą ir ten patvirtinkite e-mailą gautą iš Interactive Brokers. Ir tuomet mes čia patvirtinsime ir beliks pasirinkti account type, sąskaitos tipą, taigi renkamės individual, jeigu asmeninė tai yra mūsų sąskaita, joint yra jeigu bendra. Ir daugiau čia nieko pasirinkti nereikia, spaudžiame Start Application. Kalba bus anglų kalba, lietuvių kalba dėja nėra. Ir suvedame čia dabar savo asmeninius duomenis, Mr., Mrs. ir taip toliau. Matome čia vieną asmeninį duomenis, telefoną reikės įvesti, gimimo datą, vedybinį statusą, kiek vaikų turime, asmenų, kurie priklauso nuo mūsų, dažniausiai tai asmenys iki 18, ir įvesti dokumentą, tarkim, National ID ir jos numerį. Dokumentas identifikacijai ir įvedame, tarkim, asmens ID kortelės numerį. Ir čia dar reikėtų pažymėti kortelės galiojimo laiką, savo įdarbinimo statusą ir darbdavio pavadinimą, šalį, kurioje dirbate, ir darbdavio adresą, miestą ir nurodyti, kokioje veikloje yra jūsų įmonė, kurioje dirbate. Galbūt esate nuosavo verslo savininkas, turėsite nurodyti nature of business. Čia pasirinkame iš sąrašo, jeigu čia kažkokio nėra paskirto apibrėžimo, tai galim pasirinkti kitą ir savo profesiją, savo pareigas nurodote. Galima įrašyti ir kažkokius išmeta pasirinkimus ir aprašome, kurioje srityje šitą įmonę vykdo veiklą. Taigi, nature of business. Ir toliau turime nurodyti savo turto kilmę. Jeigu tai yra tik pajamos iš atlyginimo, tai čia paliekame 100%. Jeigu turime kitų pajamų, pavyzdžiui, gauname palūkanas, gauname nuomą, gauname kažkokios tai dividendus ar pensiją ar neįgalumą, tai reikia pažymėti dar kokią dalį sudaro kitos dalys pajamų. Galbūt kažkokie alimentai yra, tai čia paspausti tuos pliusiukus, tada eurais sąskaita mūsų ir apsauginiai klausimai. Jie yra trys apsauginiai klausimai, kuriuos reikia pasirinkti iš dropdowno, kad dar būtų papildoma apsauga. Čia mes pasirinkame dropdowne ir išsirenkame klausimą, kuris mums skamba logiškiausiai. Ir rekomenduoju pasirinkti tą klausimą, į kurį žinot atsakymą iš savo gyvenimo, pavyzdžiui, kuriame mieste susituokėt, jūsų pirmo vaikino merginos vardas, jeigu atsimenat, ir taip toliau. Tai rekomendacija pasirinkti tą klausimą, į kurį jūs žinote savo tikrąjį gyvenimo atsakymą, o ne sukurti.
mokykla, kurioje jūs mokėtės, Žirmūnų. Ir numeris 2 klausimas. Dar vieną reikės pasirinkti. Kokį čia pasirinkti? Tarkim, močiutės pirmasis vardas. Rašom. Jūs čia savo įrašot arba pasirinkate kitą klausimą. Aš įrašysiu Aldona. Tuomet klausimas numeris 3. Gali būti čia sudėtingiausia anketos dalis šita vieta, tai atsakyti visą savo biografiją, surašyti į šitos klausimus. Vat miestas, kurio dar nebuvai aplankęs, bet norėtum. Lisabona. Jau laikas ten tikrai apsilankyti. Taigi, continue spaudžiame ir dar patvirtiname savo telefono numerį, spaudžiame confirm, kad ateitų žinutė su koduku. Įrašome kodą, kurį gavome į telefono numerį. Ir submit. Supildome. Tada čia prie MIFIR kodo įrašome savo asmens tapatybės, asmens numerį savo, asmens kodą. Tai bus mūsų National ID, kad mūsų identifikuotų mokesčių mokėjimo tikslais. Taigi rašome savo asmens kodą ir spaudžiame, kad turime dar requested national identification, spaudžiame yes ir toliau sukonfigūruojame savo accountą. Tai čia būtų labai svarbu pasirinkti ne margin, o cash, nes prekiausime savo pinigais, o neskolintais, pažymime savo turto sumą, kiek turime turto, kiek turime pajamų, paskui kiek turime turto grynojo ir koks yra laisvas mūsų turtas, tai yra turtas išskyrus nekilnojamąjį turtą, tai tarkim, ten investicijos gali būti santaupos ir tikslai mūsų prekiavimo, tai bus kapitalo generavimas, augimas. Ir čia pakaks pažymėti, tai papildomų produktų čia kol kas nežymime, stocks labai gerai, pažymime čia savo patirtį, select experience 1 year, 1 metai, tarkim 10 trade'ų prekybos per metus ir turime limited knowledge. Šitą option galime ištrinti, spaudžiame currency, paliekam tai yra ir nesame savininkai kažkokios tai įmonės, akcinės bendrovės, tai čia paliekame no, tuomet čia papildomų kažkokių opcijų nesirenkam ir spaudžiame toliau. Dar reikia pažymėti, iš kur sužinojot apie Interactive Brokers, tarkim tai buvo rekomendacija ir suteikė influenceris ar šeimos narys, jau ką pažymėsit, ar draugai, nėra taip svarbu. Ir patvirtinti savo mokesčių mokėtojų statusą, kad čia mes pasirenkam Lietuva. Ir čia lieka pasirašyti, accepted signature parašome savo vardą, pavardę, be lietuviškų raidžių, paspaudžiame toliau. Toliau pasirenkame čia, kad sutinkame su visais dokumentais. Spaudžiame agree to all. Pasirašome dar kartą, įrašome savo vardą, pavardę, čia užhaidinau aš viską, gal nereikėjo, ir tada spaudžiame continue. Taip, tegul generuoja jau. Continue. Ir mūsų sąskaita yra sukūriama ir reikės dar more information, reikės daugiau informacijos, kad sukurtų mums accountą ir mums teks tikriausiai spausti continue application. Taigi beliko mums identifikuoti save, savo adresą ir pervesti pinigų. Taigi pradėkime nuo identifikacijos, verify identity, ir čia prireiks asmens dokumento. Geriausia, kad identifikuotumėtės ir, aišku, sąskaitą atsidarinėtumėte toje vietoje, kur ir esate, tai reiškia namuose, tada bus mažiau problemų.
bus jiems lengviau patvirtinti, kad jūs ir reziduojat ir gyvenat tame adrese, kurie norit ir nurodyti. Patvirtinti savo dokumentą dar kartą ir įrašyti dokumento galiojimo datą. Pirma diena eina, paskui mėnuo, paskui metai. Ir spaudžiame Continue. Taip, įrašome datą mėnesį ir spaudžiame Continue. Vyksta patvirtinimas ir taip turi būti, kad tikrina adresą ar sutampa su GPS lokacija. Spaudžiame tada Continue ir dar kartą čia patvirtiname. Ir dabar reikės nuskanuoti šitą QR kodą, kad dar patvirtinti dokumentą ir nusifotografuoti reikės, selfie pasidaryti, kad patvirtinti identifikaciją. Toliau mums beliks patvirtinti savo adresą. Taigi patvirtinsim savo asmenybę, identity ir reikės patvirtinti dar adresą. Čia daugiau nieko spausti kaip ir nereikia, paskui galima bus ir telefono aplikaciją atsisiųsti, arba į BKR Mobile, arba į BKR Trading, berods vadinasi. Aš pati naudoju BKR Mobile aplikaciją. Ją atsisiųsime vėliau. O dabar, kaip dar reikės patvirtinti mums ir adresą, ir adreso patvirtinimui reikalingi rekomenduojami tokie dokumentai. Arba iš banko, arba komunalinių paslaugų kažkokia tai sąskaita. Kiti dar dokumentai galimi, kažkokie nuosavybės dokumentai, deklaracija adreso galėtų būti. Laiškai, kurie turi mūsų adresą tame, kurį mes deklaravom ir kuriame gyvename. Taip pat tinka ir telefono, pavyzdžiui, sąskaita, bet tai turi būti ne vėlesnė, nesenesnė negu 12 mėnesių. Taigi tokie dokumentai reikalingi tam, kad patvirtintume savo adresą. Ir toliau mums beliks pridėti pinigų į savo, tai yra pervesti pinigus. Atliksime SEPA pervedimą, Bank Transfer SEPA ir paspausti reikės Get Instructions. Tai yra pigiausias, greičiausias būdas persivesti, jis nieko mums ir nekainuos. Ir čia supildome banko pavadinimą ir galėsim užsaugoti šitos duomenis. Tai pavyzdžiui, sending institution, tai nurodyti banko pavadinimą. Ir taip pat sąskaitos numerio mums reikės. Pavyzdžiui, įrašome Swedbank. Nurodome sąskaitą. Ir po to nurodome sumą, kurią mes norėsime pervesti. Tarkim, ten 1000 eurų, 100 eurų, 500 eurų ir galime pasirinkti, kad periodiškai pervestų tokią sumą į Interactive Brokers iš mūsų sąskaitos. Tada tai būtų atliekama, pavyzdžiui, frequency, jeigu pasirinksim, galima pervesti kas mėnesį, tarkim, gal mažesnė suma, 200 eurų frequency kas mėnesį. Ir tada Get Instructions. Bet mes to dabar nedarysim, tiesiog padarykim vienkartinį pavedimą, tai tuomet atspauskim tą Recurring Transaction ir spaudžiame Get Transfer Instructions. Ir čia dabar matysime tiesiog gavėjas Interactive Brokers Central, Vengrijoje, čia šita būstinė yra ir sąskaitos numeris yra DE43. Čia viso adreso nereikės suvesti. Čia yra gavėjo sąskaita, DE taip toliau. Ir svarbu bus nurodyti šitą kodą. Būtinai nurodyti šitą kodą mokėjimo paskirtyje, tai yra jūsų sąskaitos numeris.
nes jeigu nenurodysit, tie pinigai gali plaukioti ar tai grįžti atgal. Pinigai ateina per dieną 2, tai susiplanuokite atitinkamai ir šituos mokėjimus, kad jie ne iš karto atsiras, tai neišsigaskite, jeigu padarysit pavedimą, kad jie ne iš karto atsiranda, kai mes esame pratę, kad tik tais padarom pavedimą ir po sekundės jau viskas atsiranda. Taigi spausti belieka tik tai finish. Ačiū, kad žiūrėjot, paspauskite like, paspauskite subscribe, tai padės šitam video iškilti į aukštesnės pozicijas, jeigu manot, kad buvo naudinga. Tai ačiū dar kartą ir iki.